Vienas Wrangleriukas Unlimited irgi Sahara, 10 metai šį kartą, 111 000 mylių, parsiduoda draudimo ir gruodžio 8 yra aukcionas. Aš to jums jį aprodysiu ir pasakysiu, kiek kainą galima pirkti dabar. Vat pažeidimas yra, žiūrėkit į priekinę dalį, amortizatorius, padanga tuščia, yra pažeista, bet yra, matau, geras Fox amortizatoriai uždėti, geras priekinis bamperis, yra gervė uždėta, LED žibintas, turi šiek tiek tokių paturbinimų, o tai yra pažeidimas ant sparno, šita padanga irgi tuščia, šita pusė pažeista nėra, matyt užvažiavo kažkur, tai yra gavęs truputį per slenkstį, per duris, sparnas, slenkščiai geri uždėti taip pat, jie kūrėsi ir važiuoja. Tokį pilką odinį saloną turi, pridėta maišų kažkokių tai. Televizorius. Tai pabandom užvesti. Irgi rašo, kūrėsi važiuoja, bet turbūt akumuliatorium jau nustovėjimo būna. Tai kaip visada, pasižiūrėkite video aukcionų svetainėse, tikrai yra užvestas mašinos video. Pasižiūrime galą. Salonas tvarkingas, nėra prie ko prikipti, tik tas pažeidimas, galinės padangos veikos, bamperis šiek tiek yra pabraižytas, bet čia nieko tokio, smulkus pabraižymai visą laiką egzistuoja. Šita pusė sveika, sveikas ir slengstis, LED žibintai ir priekyje uždėti. Tai toksai aparačiukas, jeigu kam įdomu, susisiekit. Teisingai, pirkti dabar kainą tik tai $3,950. Tai visai nebloga kaina, jeigu kam domina toks į mišką, į medžioklę,